Klausau. Labas. Labas. Ką darai? Nieko, prie kompo dabar. Prie kompo. Tokia užsimegojęs. Tai jo, labai nieko nori. Ne? Žinai, kas skambina? Tai žinau. Iš kur žinai? Tai tiesiog žinau, tu neklaus. Tai palauk, įsitikint noriu, ar čia tikrai žinai, kas skambina, nes po to gal sumaišysi. Tai tikrai žinau, bet nesakysiu. Ne? Man reikia iš tavęs vienos paslaugos. Kokios? Nu, kad tu pasakytum keletą frazių tokių. Kokių? Nu, gražių. Nu, kokios tas gražios? Nu, reikia, kad tu įgarsintum tokį. Ką garsinčiau? Nu, mes duotumėm ten porą, 3 sakinių tokį tekstuką ir... Nes tavo Goda labai gražus balsas. Taip, tai ypač po anginės operacijos, tai dabar iš viso negražus. Labai, labai gražus tavo balsas. Ir aš galvoju, žinai, mes su Rolu atvažiuotumėm prie tavo namų ir su diktofonu įrašytumėm. Ką įrašytumėm? Balsą tavo. Mes turim 3 sakinius, kuriuos reikia įgarsinti, bet mums telefonų netinka. O tu į zipą vis tiek netvarysi, nes, nežinau, tau turbūt per žemas lygis varyt pas mus, tai mes norim pas tave atvaryti. Savo per žemas lygis. Ar mes tavęs nekviečiam? Kviečiat? Tai ko netvarai? Nežinau, va šiandien dar kaip galvojau, kad faina labai būtų, aš šnekėjau su draugu ir sakiau, kad va, čia, žinai, ką šnekėjom žodžiu. Ir va, ir paskambina. Nu, matai? Super. Koks sutapimas? Sutapimas. Tai klausyk, tai kaip dar, mes galim prilėkti, mes kaip tik po darbą 10 baigiam, prilėktumėm su diktofonu, tad greitai įčiauški ir viskas, ir paleidžiam tave. Blema, bet aš tau rimtai sakau, aš ką tik po anginos operacijos, ketvirtadienį mane išoperavo. Bet tavo balsas toks dabar seksualus. Taikiai. Rimtai? Meluoji ir neraudonuoji. Nu, tikrai. O kada atsigaus tavo balsas? Mano balsas? Aš ir blema, kokį pirmadienį, tai jau tikrai turėtų būti atsigavęs. Tai mes galim prilėkti? Ar tu prilėksi prie mūsų? Ne, aš neprilėksiu. O tu buvai šiandien ko nors pavalgyti? Šiandien jau buvau. O kur buvai? Čilė. Čilė, ne? Skanu buvo? Taip, labai. O lengva ryt, kaip po anginos? Sunku, bet vis tiek reikia. Supratau. Tai tu pas mus netvažiuosi, o mes pas tave galim? Aišku. O kur tu gyveni? Tai nesakysiu, gal dabar po to parašysiu. Rajonas. Rajonas, tai Naujamiestis. Naujamiestis. Tai va. Nu tai smagu klausyk, kad džiaugias, kad mes paskambinam tau, matai, nors neapgaunam, ar ne? Visą laiką apgaudinėjom. Nu tai dabar matysiu. Ką sakai? Nu tai dabar turbūt apgauna. O ką apgaunam dabar? Mane. O kaip mes galim tave apgauti? O ką aš žinau, daug ką gali. Tu galvoji, kad mes dabar netiesioginėm eterį? Aš galvoju, tik, žinai, 50-50 arba tiesioginiam arba ne. Tai kurią tu pusę pasirinktum? Aš, žinai, sulaikysiu nuo atsakymą. Nu žiūrėk, aš nusikeiksiu. Nusikeik. Su kabletais. FM. Ne, Godelė, vis tik mes tiesioginiam eterim ir mes norėjom tau 4 kartą paskambinti ir dabar vėlgi kažkaip va taip, va, su tavim pajokau. Nu tai pajokavot normaliai. Standartiškai. Tai kaip tavo sveikata? Ką? Kaip tavo sveikata, sakau? Nu tokia jau geresnė, žinau. Ok, tai super. Tai ką, linkėjimai tau nuo radistų, sveik ir būk laiminga, gerai? Ačiū jums taip pat, gerą vakarą. Iki, gal. Iki. Ote.
Na va, čia mūsų klausytoja Godutė, kuri po operacijos. Vargšė mergina.